Blema. Kažkokios blakės ten skraidžia. Prisiparkavom prie Pučkorių atodangos. Pačilint. Žodžiu, nusprendžiau pradėti bomžo gyvenimą, rankioti butelius Vilniui. Tai dar kol kas daug neturiu, bet manau šiandien pririnksiu, šeštadienis. Labą dieną, pradedam plaukimą Vilnele. Raftingas Vilnele 2024, birželio 15, šeštadienis. Šiandieną mūsų paskutinė gyvenimo diena. Hey. Ekstremaliausia Lietuvos upė. Wow! Nėra kada čia filmuot, nes pamesim to irklus ir bus blogai. Tai tu ir latvių kalbą moki? Pašnekėk latviškai. Parkuo. Ką? Parkuo. Porkuo? Ką tai reiškia? Apie Vilnelę. Kaip į upę, įspūdžiai. Man ir šausmīgi bail. Nu, jo. Bet man patīk. Paturėsiu tai. Ne, nesupratau. Ne, bet man patīk. Jaučiu, aš gal vėl kimbu į darbą, vairuot. Oi, oi. Užstrigom. Ką daryt dabar? Kviečiam gelbėtojus. 112. Skambinkite 112. Nu, žiūrėk, išsikapstėm beveik. Vėl plaukiam. Raftingas, Vilniaus raftingas. Tik kantytės nesuvėžim. Tai tu čia vairuoji. Ne, atodangos dar nepraplaukėm. O man rodos, kad po atodangos, jo. Bet mes čia netoli tos atodangos dabar ir randamės, manau. Va šitas, žinau, kai jis yra prieš pat atodangą. Jo, aš per šitą tikrai man atrodo. Nu, man tai jaučiasi, žinau, per ranką. Jau pavargo? Aha. Nu, dabar jau berods artėjom prie tos atodangos. Jo, čia už posūkį neturėtų būti. Arba aš galiu šitaip daryti, ne? Kažkokie keisti paukščiai. Ne, geras vaizdas ten. Atodanga, kažkaip reikia. Pučkorių atodanga, matome, vartas. Gana gražu. Čia viena populiariausių vietų Vilniuje turbūt atvažiuot pasivaikščiot. Jo. Kad trečias įdėlis čia į pasimatymą kviečia. Į pasimatymus čia nesivaro. Belmonto parkas, ar ne, vadinasi? Jo, bet jis iš tolėliau.
O čia nu все, čia turbūt irgi pusę skaito. Oi. Vėl sėdom. O tai kas būna, kai būna sėdi? Tai iš vis, žinok, vien toks plaukimas, arba taip būtų. Beveik kaip traukiniai. Nu. Aš kažkaip tą atodangą norėčiau pafilmuoti. Geras aukštis ten. Tai ten, man rodos, yra takelis, gali nusileisti per tą tiltuką kažkaip į tą parką čia. Aš čia ištaikščiau. Va, vėl čia ne tie patys gyvūnai, žiūrėk. Kažkokie keisti. Prisiparkavom prie Pučkorių atodangos. Pačilint. Persinešinėjom, kartu darė Belmonto krioklius. Operatorius nepadeda. Šiaip anksčiau leisdavo plaukti per tos žuvitakius. Kolega leidos per tą žuvitakį. Norėtum nusileisti? Ne. Okay, baigęs pertraukėlę varom. Toliau. Tokiu takeliu. Šokite į laivą. Mielonoro. Ten. Graži aplinka čia prie to Belmonto. Kągi, įplaukėme į miesto teritoriją jau. Turbūt. Čia greičiausiai užupis. Paupys. Gerai, įplaukėme į Paupį. Tai jau daugiau nei pusę trasos įveikėme. Kas čia buvo? Atsitrenkėm kažkur. Nežinau, ar saulėlės. Tai jau mes tipo greitai į nerį plauksim. Ai, tai jau čia visai nedaug liko. Užupio tiltuką praplaukėme.
Kažkokios blokės ten skraidžia. Ne, vabzdžių ne. Biškį atsipalaiduok iš karto. Pavojinga situacija. Sideda grožis. Čia jau greitai turbūt į nerį įplaukinėsim. Tai ir tokį pavarėm. Senamiestis. Labą dieną. Čia sraunu. Nori sustot, pasisuk. Eik savo. Kad tik neatsitrenkti jas. Ten tos supinės, tai pavojinga biškį. O kas čia vyksta? Fotosesija? Ne, nenoriu. Labai gražiai ta bažnyčia čia atrodo. O, žiūrėk, dar viena kliūtis. Į šitą reikia neatsitrenkti. Kažkur čia muzika groja? Gal kažkoks festivalis? Žodžiu, praplaukiam Sereikiškių parką dabar, ar ne? Dar tęsiasi šiek tiek Sereikiškių parkas ir greitai įplauksime į nerį. Šiaip taip įveikę distanciją sunkę. Ir likome pusiau sausi. Pasižiūrėk, mumis verčia. Verčia, mumis verčia. Eik tu savo. Pavojinga situacija. Bet naurojas, kad išsisuksim gal. Biškį iš antos pusės. Wow. Biškį smirda, tas vandenėlis. Fu. Tai aš jau matau nerį. Ir kaip ten vadinas tas pastatas? Kažkokie rūmai, kaip jie? Sporto rūmai. Jo. Čia
Čia dar, žinok, nesibaigė pavojus. Aš matau. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Kokios bangos. Yeah. Nu, turbūt baigėsi turbūt ekstremas. Bet ten srovė kokia nery. Ten gal už posūkio sumažės tas srovė biškį. Į Vilnių. Nu ką, čia jau tipo plius minus mes dreifuosime. Jo, dangoraižių kvartalas. Sik nesivertė. Ką? Nesivertė. Ne, tai palauk dar ne viskas. Nu čia jau būtų, nežinau. Ten tai vienoj vietoj paskutinį tikrai galvoju, kad tiesiog. Tai galima sakyti, jo, plaukimas be nuostolių. Irklų nepraradom, verstis nesivertėm, stipriai nesušlapom. Jo, be traumų, kol kas. Kiek čia liko mums dreifuot, 15-20 minučių gal. Tas ant sienos čia grafitis, ne? Ukrainietiška moteris. O tas vamzdis tai geras, 10 balų. Aš tai pirmą kartą plaukiau Vilnele ir verčiaus, šlapęs buvau. Vieną. Nu kaip, nesivertėm, nu ant šono, va taip į akmenį atsirėmėm ir jo, apvertė, pribėgo pilną baidarę vandens. Tai šį kartą be tokių bairių išsisukom. Bet viskas apstovi. Po šito tiltu. Po šitų. Ne po šito? Po šito? Buvo kažkoks čia kabėdavo. Ne, po ten toliau. A jau mes jį praplaukėm? Ne? Čia jisai kabėdavo. Gal? Čia. Nukabino kažkodėl. Bet tu pro jį esi plaukęs? Jo. Tai viskas, baltas tiltas, mūsų tripas baigėsi su baidarė. Va, gondola LT. Pelkių vandą. Nu, baltą tiltą praplaukėm. Labas. Gerai? Čia jūs ko vardu? Kokio ką plaukėt iš kur? Nes kolega jums leido nešti. Iš šito nuo
Vileikos ar nuo Užkinės? Nuo Vileikos. Nuo Vileikos. Nuo užtvankos. Supratau. Kaip sekės? Gerai, nevirtom. Į kartą? Ne. Laukiam. Rimtai? Kaip jums įspūdžiai? Nebuvo baisu? Ne. Buvo, bet neapsivertėt. Gerą vairuotoją turėtum gal. Tai 4 kartą aš plaukiu Vilnelę, tai jau taip su Tai patirtim. jau net ir akmenis galima sakyti beveik visus žinot. Jo.